Labas rytas visiems, vis dar esu Kendvai, paskutinės dienos, vaikščiu pajūriu ir kam. Šiek tiek apie suvestinio, apie visą mano tą išvyką. Tai nusėdome mes čia ganėtinai ilgam, Kendvai jau praleidome turbūt ilgiau kaip savaitę, praktiškai grįžom iš Tanzanijos ir pasilikom čia, tai ir nei kiek nesigalim, nes tiek čia, tiek Kendva, tiek Numbi, kuris yra čia pakankamai netoli, tik tais keletas kilometrų nuo mūsų, verti to dėmesio ir praktiškai juose galite pamatyti turbūt visą likusį Zanzibaro vaizdą. Jeigu jau norite ten tų namų, tokių dar kažko apleistų, arba aišku pasivažinėti kažkur ir patirinėti Zanzibarą, tai nuvažiuosite ir tą patį Džembianį ir visur kitur, kur mes buvom ir ką aš jums rodžiau. Bet jeigu atvažiuojate trumpam laikui, jeigu norite gerai parelaksuoti, jeigu norite tiesiog gerai praleisti laiką, tai važiuokite tiesiai mano rekomendaciją į Kendvą. Nes iš čia ir pasieksite viską ir čia gausite tikrai patį tokį geriausią, sakykime, gausite iš Zanzibaro maksimum, ką jis jums gali duoti. Pasakysiu taip. Čia vyksta ir gyvenimas, čia labai gražus paplūdimys, turbūt pasikartosiu. Ir daug čia tų pliusų yra būtent čia. Ir tikrai rekomenduočiau, net drąsiai rekomenduoju viešbutį, kuriame mes patys apsistojom. Aš jau jums minėjau dėl ko, nes jis yra ganėtinai patogioj vietoj, ramioj labai vietoj, kas yra irgi ganėtinai svarbu. Ir jūs matysite ir saulėlydžius iš jo, tikrai pačius gražiausius, nes jis yra ant kalno viršaus. Ir pliusas, sakau, didžiausias, tai kad mes susitarėm kainą, kuri yra perpus mažesnė negu kad siūlo Bookingas. Dar mažiau nei per pusę. Tai aš manau, jeigu jūs atvažiavę čia, susirasite Aleksą, šeimininką, jeigu kalbate rusiškai, perduosit nuo manęs linkėjimus, jisai, aš manau, kad tikrai su jumis kalbės ir jums pasiūlys irgi geriausią kainą pagal tą sezoną, kada jūs būsite, aišku, atvykę. Nes tikrai nenorėkit ir negalvokit, kad jisai privalo tą kainą duoti visada vienodą, nes yra ir visokie ir lietaus sezonas, ką jisai tarp kitko minėjo, sako, man tai nėra blogas sezonas, nes atvažiuoja arabai ir jie, sako, ganėtinai gerus pinigus moka. Pas juos, sako, būna Ramadanas, kaip tik ir Ramadano laiku čia yra ganėtinai aukštos kainos, tą įvertinkite. Kas galvosit, kad galima Zanzibarą aplankyti ne sezono metu ir ganėtinai pigiai, tai ne, taip nėra. Į Balį galite važiuoti, mano rekomendacija, ne sezono metu, nes ten, kai sakau, bent jau mes buvom pernai visą sezoną lietaus pagrindinį ir tikrai nebuvo ten daug to lietaus. Patys turbūt matėt. Tai atvažiuokite čia, jeigu turite ribotai laiko, pabūsite, ypač tie, kas jau gal buvote, arba galite patvirtinti arba paneigti, laukiu jūsų komentarų. Labiausiai, aišku, patinka man komentarai, kada žmonės parašo vėliau, susiranda, tarkim, vlogą arba filmą apie kažkokią tai šalį ir parašo, kad būtent buvo taip, kaip tu ir sakei, arba pasiteisino tas ir anas dalykas, gražus kriauklės fragmentas. Tai tas iš tikrųjų džiugina, nes aš visada sakau, tikrai manęs niekas čia neperka, niekas man už nieką nemoka, neturiu čia jokių rėmėjų, kad aš kažką tai privalėčiau remti ar už kažką tai laiduoti. Tai visada viskas sakau taip, kaip yra. Kartais, žinoma, pavyzdžiui, Sonata mano nuomonė nesutinka, kad ir šiuo atveju, aš sakau, man Balis tikrai buvo daug kartų pranašesnis ir įdomesnis šalis negu kad Zanzibaras, bet ir kas čia nuostabiausia buvo, tai mano turbūt manimo tik tais pats safaris. Bet Sonata sako, ne, man ir čia patinka. Ypač dabar, sako, jau man pradeda patikti tas susigyvenimas, ta rutina, bet ne, aš esu turbūt aktyvesnis, man reikia to tokio. Aš jeigu matau, kad jau viskas, nieko naujo, man automatiškai susidomėjimas dingsta, aš galiu sėdėti viešbutį, per langą žiūrėti ir užtenka man to vaizdo. Eiti vien tą patį per tą patį pajusti. Kažkaip jau man, nežinau, tas ėjimas, degintis, parėjimas, vėl laukimas, kol ta saulė šiek tiek nusileis, vėl išeit vakarą ir vėl tas pats, eit pavalgyti ir vėl tas pats, man tas sunku. Man reikia, atrodo, iššūkių, man patinka, kada būna kažkas naujo visada, kada keičiasi vaizdai, kada keičiasi situacijos, kada keičiasi viskas. Tai
Tai dėl to mes ir esam turbūt skirtingi su Sonata. O Sonatai patinka tas sėslumas. Jai patinka, kai viskas eina ramiai, kada tu jau žinai, kas bus rytoj, kaip viską. Nes taip, man iš tikrųjų lengva su Sonata keliauti, nes žmona daro visą tą sunkiausią darbą, visada ieško viešbučių, susirašinėja viską, kas man iš tikrųjų yra ganėtinai nesimpatiška. Man nepatinka tie dalykai. Aš dažniausiai įsidedi kuprinę, išvažiavai ir tu žinai, man nei to komforto didelio reikia nieko. Man svarbiausia yra stogas. Jeigu yra vanduo ir elektra, jau man to užtenka. Aišku, tik tais tokioje šalyje dar norėtųsi visada, kad bent jau vėjelis būtų, nes miegoti būna sunku. Jeigu to nėra, tai aišku, jeigu kondicionierius, tai čia jau labai didelis komfortas. Tai va tiek turbūt apie tą šalį. Ką, rytoj paskutinė jau visiškai diena mūsų, varome į Stone Towną ir dar vieną dieną jame praleisime. Tai čia mes paskutinę dieną, praktiškai parą, dieną galim sakyti, nes rytoj išvykstame. Ir dar Stone Townas vienai dienai bus lauktuvių apsipirkimui. Ir viskas. Ir ketvirtadienį paryčiais mes skrendame jau į Lietuvą. Išaušo paskutinis rytas mūsų. Einame prie jūros. Tai paskutinį kartą įsimaudysim. Ir 10:30 jau mūsų lauks taksi. Spėsim papusryčiauti. Daugiau čia nelabai ką mes ir spėsime į daiktus susidėti. Viską pažiūrėti, kad nieko nepalikom. Ir, nu ką, su šiuo kraštu teks atsisveikinti. Atrodo, laikas dabar taip buvo kažkur sustojęs. Labai atrodo ilgai čia praleidom laiko, nors paskaičiavam, kad tik tais Kendle buvome 10 dienų, bet labai jau man jas prailgo kažkaip, skaitykit, trečdalį laiko visos kelionės, kas liečia Zanzibarą, Tanzaniją, praleidom čia. Bet čia vertas tas laikas, kai sakau, verta vieta to laiko, taip gal išsireikščiau labiau, nes nu, čia viskas yra gerai. Atvyksit kažkada, tai prisiminsit mano žodžius. Mūsų tradicinis jau tapęs kelias turbūt iki jūros. Kaip tau, Sonata? Laikas neprailgo čia? Supratom kaip namuose. Jau kaip į darbą eina. Kiekvieną rytą pasivaikščiojimai, mankštos prie jūros. Taip. Visai neblogai. Grįšim į šaltą lietuvėlę savo. Gausim kažkaip įšildyti. Reikės šilumos parvežti. Vakar pasižiūrėjau, kaip tik Andrius jau irgi grįžo. Tai atsiuntė iš Vilniaus, nusileidęs oro uoste, kokią rado mašiną apsnigusią. Tai kai eini čia. Ir čia, tarp kitko, buvo prieš keletą dienų, kada aš galvojau, kad 35 laipsniai, pasirodo, čia buvo 42 laipsniai. Kelias dienas laikėsi 42 laipsniai, o jeigu yra, įsivaizduokit, drėgnumas virš 90%, tai čia yra kosmosas. Čia taip yra sunku ištverti visą tai. Čia jau pas juos jau irgi skelbiama būna ekstrinė situacija ir ateina žinutės. Čia man būtent šeimininkas viešbučio ir užsiminė Aleksėjus apie tai, kad sako tas kelias dienas, nes aš iš tikrųjų, kai aš sėdėjau namuose, kai sakau tą dieną, kai čia buvo tų darbų prie projektų, tai išeidavai į lauką ir neidavau net įkvėpti oro, atrodo. Tai vakar reiškia 42 laipsniai. Man normaliai. Normaliai. Nevaidink. Jau prie jūros. Nevaidink. Buvai vandenį pagrindė mirkai. Vėjūnė jau ir sakė, aš nebenoriu eiti prie jūros. Atmušė į norą net vaikui. Tai va, sėdėjo, darė matematikas, mačiau. Namų darbus visokius. Nu, vienu žodžiu. Tai yra kažkas tokio. 42 laipsniai jau gauna žinutės visi, kad neiti iš namų arba jeigu eina iš namų, būtinai pasimti vandens. Štai ką reiškia 42 čia būtent. Čia yra labai labai daug. Jeigu kas būnate Tailande, tai Tailande būna, sakykime, apie 30 laipsnių ir irgi drėgnumas ten 20, virš 92, kartais ir daugiau tų procentų. Tai
Nežinau, čia, kad ir vakar, kaip matai, buvo iš ryto, kaip tik jau užvakar buvo tie karščiai ir prieš 3 dienas, tai vakar ir naktį buvo žaibų ir matęs horizonte virš Tanzanijos grinai žemyno ir jau lygiai tas pats buvo ir ryte, dar griaudė, tai vat, drėgmė čia greitai prisisunkė į orą. Gerai, keliaujame dar toliau. Mums reikia šiandien dar išsimaudyti. Mūsų diving centras, jisai kaip tik yra pakeliui. Tai va čia galit paslaugas drąsiai imti. Kainą susiderinsit. Čia tie patys mūsų nemandagus tinklų pinėjai, kurie dažnai net ir miega čia. Tik tais dabar turbūt išsimiegoja, išsilaksta. Tai čia garda gyvenimas po tą pavėsinę. Motociklai viena ar vandens. Galit ir išsinuomoti, aišku. Turbūt ir nusipirkti, nebrangiai. Dabar mes praktiškai kaupam dieną, išlendami pajūrėje. Ir juos mes dažnai praeidami pakalbam, kas jos gali pirkti, nes jie visi tokie atsilupę jau murzini visi. Ir nieks čia nesu pagalvos, bet aš nesu matęs, kad čia nors vienas paveikslas per tas dienas būtų nupirktas. Geras požiūris į biznį. Čia yra motociklų, kaip ir tvarko motociklus vandens, bet manau, kad čia galima ir dėl nuomos pašnekėti, bet šiaip net nekalbėjome čia dėl nuomos. Ir mūsų pajūris. Po šiuo medžiu pastoviai, kada būna karštas, slepiasi kažkas po kiekvienu šešėliu. Tiek po to medeliu. Šitą pavėsinį irgi pilna žmonių būna. Vakar teko keliauti iki tilto, nes tas tiltas yra, jeigu čia, sakykime, ten toliau yra Kendva Hotel, kuris yra labai didelis, tarp kitko. Bandėm kaip? Kendva Rocks. Tiksliau, jis vadinasi Kendva Rocks. Tai bandėme ieškoti irgi, ar nėra kartais laisvų vietų už protingą kainą, nes šiaip ten tradiciškai kiek kainuoja, sakė, apie $300, ne kažkur tai? Iki 200. Iki 200 vienos dienos. 2 žmonėm, 200, bet kas iš to, tu gauni tą patį pajūrį, kurio mes vaikščiam kiekvieną dieną. Patys mokam po $55 už Milą Vanilą, kaip ir sakiau, tiesiogiai susitarę su šeimininku. Vienintelis tik tas Vilai Vanilai man tokie pusryčiai, tokie galim sakyti silpniausi iš visų, bet ir jie patys jau nusprendžia, ką jie šiandien daro. Ateini vieną dieną blinai, kitą dieną perkepta kiaušinienė, kitą dieną dar kažkas, bet jeigu iš vakaro turbūt spėjus, gal ir padarytų kažką, tai jums ką reikia. Bet šiaip iš tų silpniausių pusių pas juos yra būtent pusryčiai. Bet užtat geras vaizdas, ramu, viskas gerai. Tai vat mes jau esam pajūrį ir vakar buvome ten toli horizonte, jeigu matote, ten vis parodyti pirštu, o prie to posūkio ten yra toks tiltas. Ir mes dieną ten galim nueiti, ten labai daug yra tų pačių pardavinėtojų, siūlytojų, kurie vaikšto, siūlo kažką. Jie dieną slepiasi nuo saulės, nes labai aktyvi saulė, niekas čia per daug nevaikščia. Aš jas vadinu tik savižudžiais arba tokiais, kaip aš sakau, supermenais, kurie sugeba ten prie saulė, kada pereina į antrą dienos pusę, jinai būna labai aktyviai, išeini, per 5 minutės gali įdegti. O jie čia vaikščia, užsidėję ananasus ant galvos, pilnom rankom krepšių ir ištvermingi turėtų būti žmonės iš tikrųjų. Čia kaip jūra nusekus. Jo, jūra kaip nusekus matom. Pavienį Bargulį atėjo su mumis turbūt atsisveikinti. Nes jūra šiai būna iki šitos vietos praktiškai, iki čia, kur matot, kur guli žmonės, tai iki čia jinai parakčiai ateina. Bet šitoj vietoj toliai jinai nepabėga, tos kelis metrus tikrais. Ir yra nuostabus pajūris, kuris niekada nebūna nei apliejamas, nei sakykime, reikia laukti po vanduo nueis. Tai šit čia yra didžiausias pliusas būtent šio pajūrio šita vieta.
O tenais už to posūkio, kur jau ten laivas, tai už jo jau būna lagūna, kuri nusenka. Vandenį atsitraukus, ten tampa sala ir jau galit vaikščioti po krantą. Didžiausias pliusas pastoviai būnant karštį yra tai, kad nori, nenori pradeda riebalai tirpti. Tai jeigu buvau jau toksai atvykęs, kur, kai aš sakau, buvo ir kiaulė voras įkandęs, buvau šiek tiek jau apriebėjęs per daug, tai jau dabar jau po truputį žiūriu, kad krenta visas svoris, bet dar reikia stipriai padirbėti. Darau badą. Vanduo tai arbata. Geriausias dalykas yra tai, kad ateini maudytis ir gali niekada nesipratinti ir tiesiog. Na ką, lieka dabar vėl paskutinį kartą praeiti šio keliu, pasiekti savo viešbutį, atsiimti savo pusryčius, sulaukti, kol susikrausi lagaminą ir sulaukti taksisto. Nors šiaip pavyzdingai, kiek atvažiavo Žilvino pusę valandos anksčiau, atvažiavo Andriaus valandą beveik anksčiau. Dar pusryčiavom. Tai mes pasakėm pusę valandos vėliau, kad atvažiuotų. Jo, pasakėm pusę vėliau. Tai tikimės, kad atvažiuos tada laiku. Kažkaip nepatogu, tai taip laukia ilgai. Jo, bet jie labai bijo prarasti klientą. Ai, dar buvo bairis, kai tu skambinai, nesakai, ar paimsi mus, ne? Sako, kiek jūsų ir kaip jis tam paklausė. Ne, aš parašiau, sakau, tai $30 kaip ir kitiem draugam. Sako, nu okei, bet niekam nesakykit, aš tiek vežu. O mes pažadam niekam daugiau nesakyti, o tol, kol nieko nesutiksim, arba bent jau kol neišvysit šito vlogo. Nes tikrai gatvėj be 3-5 net į kalbas neina. Ja, čia 35, ne, tai ne 3-5, daugiau sako jie. 60 net buvo paprašęs vienas. Nu į viešbutį. Jo. Iš viešbučio tikrai už tiek ir nuveš, nebijokit. Jo, tarp kitko, Aleksėjus sako, yra buvę tokių atvejų, kai tiesiog nesulaukia taksi klientai, tai jis sako, tai jau tada jums suma nesvarbi. Aš sako, tada jums, kad ir naktį už 60 ir pats nuvešiu. Nu tai irgi šioks toks garantas, kaip bebūtų. Nes patikėkit, kai vėluojate lėktuvą, jūs susimokėsite ir 100, ir 2, ir 500 turbūt, kad tik kažkas jūs nuvežtų. Na, mes jau čia. Mūsų Vila Vanila. Čia grinai prie vartų. Good morning. How are you? Fine. Everything good? Mes jau čia kaip namuose, va, vietinės vištos, kurias jau atpažįstam. Ir parodė, kaip mes čia įeinam į vidų, mes net nebelaukiam, kaip kol atidarys, atsitraukiam vartus patys. Are you strong? Ir va, ir einam į vidų. Good morning. Good morning. Sudaryt šį kartą pats. Čia va, dabar, kur sveikinos, kur buvo Masai, kaip matėt, tai yra vieta, kur galite vietinio maisto gauti, tarp kitko, tų pačių ešmukų, kuriuos jums šią vietą ir pašildys, ir gausite lygiai tokią pat kainą, kaip kad kažkur toliau nueitumėm. Tai mes iš tikrųjų čia net nebandėm, bet čia yra šalia, aš jums jau kaip rodžiau, labai geros kavinės ir praktiškai visur toj gatvėje, kur valgėm, tikrai ganėtinai neblogai. Sonata dabar liko, nes šalia tvarkyti tvarkosi ir jau ne pirmą kartą mes nepatogiai jaučiamės, kai prinešam smėlį. Tarp kitko, mūsų kambarys buvo šis, ką išvertus reiškia pombo, yra jų kalba delfinas, tai gal kažkam pasiseks ir į delfiną pakliūti. Tai žinokit, kad aš čia buvau ir va šį vaizdą per langą mačiau. Nu jau, leidai. Pakuojamės. Ką, pagrindiniai daiktai jau sudėti. Čia bus mūsų sudėtingiausia tašė. Ir dar keletas tašykių su savim. Meti maistą laukant, Sonata. Ką darai? Da valgau. Da valgai. Gerai.
Мне наверное потыкался что. Доброе утро. Как поживаем? Отлично, а вы? Ну все, собираемся уже, уезжаем. Хорошо? Ну, очень хорошо, нам тут понравилось. Это хорошо. 10 дней сколько провели? Ну да, почти 10, по-моему, 10. Ну, Джамбо, Jumbo. что, покушаем последний раз еще. Приятно, хорошо. Спасибо. Tai ką, atsisveikinam ir su šeimininku Aleksejum kaip tik 10 dienų. Čia prabuvome, mėgavomės šio vaizdu. Labai nuostabių. Iš tikrųjų, aš net nežinau, kur čia galėtų būti, va būtent Kendvai, kur čia galėtų būti geresnis beveik vaizdas. Kad ir ten tie resortai, tie brangiausi yra apačioj, bet čia, žinokit, nuostabu. Kaip pusryčiai? Gerai. Įprasti jau. Gal paklausti, ką? What today for breakfast? Pancake days. Pakalbėjau su šeimininku čia vieną vakarą. Man atrodo, aš to nepasakojau prieš tai, kiek kainuoja tokį viešbutį išlaikyti. Tai pasirodo, tu turi mokėti už daug čia. Už tą pačią reklamą, kuri yra ant vartų, tu moki 3 mėnesius $1000, o už tą pačią reklamą, kuri čia tiesiog užrašyta hotel restaurant, tu moki $500 3 mėnesius. Už muziką tu moki $500 į mėnesį, internetas tau apsieina $400 mėnesiui. Už personalą, jeigu tu turi daugiau kaip 6 žmonės, ne, kažkaip sakė, Sonatas bandau tikslinti, tu moki dar berods $3000 licenciją, kad tu gali turėti vietinius personalo žmonės. Tai čia taip viską bendroji sumoje suvedus, kai tu pagalvoji, kad tu dar turėtų duoti bookingui, turi mokėti algas, turi einamųjų išlaidų visko. Tai atrodo, kad ir čia pastovus tas vadinamas sezonas, kad, mes taip kiek kalbėjom, pasirodo, kaip prieš tai jau pasakojau, kad net ir lietaus sezono metu atvažiuoja čia arabai ir ilsisi ir moka ganėtinai didelius pinigus už viešbutį. 140, sakė, kažkur tai lietaus sezono metu per bookingą šitas viešbutis kainuoja Villa Vanilla. Tai, bet vis tiek, kaip bebūtų, tu plius minus vis tiek kiaurus metus turi gerą orą. Bet kai yra tiek tų išlaidų, tu vis tiek čia pradedi sumuoti ir matai, kad čia nėra tų stebuklų. Ir kas įdomiausiai dar, kad ateina tikrinamosios tos vadinamos tikrintojų grupės, sakykime, tie patys valdžiažmogiai, kurie tikrina licenzijas, viską ir sako, kad ir tu turi viską, jisai patikrinęs tave, vis tiek prašo tavęs pinigų. Tai, sako, kartais kantrybė trūksta. Yra buvę taip, sako, kai ateina čia beldžias ir žinau, kad aš, ta prasme, neturiu žmonių, neturiu gyventojų, sako, aš tiesiog net nedarau durų jiems, nes yra iki tiek žmogų užpypinę. Kartais ir būna taip, sako, kad ale patikrina ir vis tiek, sako, duok tu jam pinigų. Atrodo, už ką tu turi mokėti. Tai va čia, kas yra Afrika. Vertinti. Apgauti bando visur, tu, sako, esi baltasis, niekada tu neturėsi čia teisų aukštesnių už juodąjį, kad ir jisai neteisus, bet tu būsi neteisesnis. Vienu žodžiu, čia yra Afrika, čia stebuklų nėra. Ir jisai tą patį sakė, kad aš turėjau pasirinkimą kitoj šaly, tik tais nebepamenu kur. Kipras, jo, tarp Kipro. Ir sako, galvojau tenais biznį daryti ir sako, turbūt, sako, šiai dienai net šiek tiek ir gailiuosi. Nes vis, sako, galvoju, kad man čia ne taip gerai, kaip aš kažkada tai galvoju. Tai va, ką reiškia turėti viešbutį. Turbūt daugeliu įdomu apskritai, kiek mūsų kelionė mėnesio apsėję čia Zanzibare. Tai mes dabar kaip tik su Sonata pakalbėjom ir maždaug įvertinom, kokios tos mūsų išlaidos. Susiskaičiavom, kad vienas brangiausių dalykų mums turbūt buvo safaris. Ne? Suvedėm, kad vien safaris su bilietais iš Zanzibaro į safarį
atgal, visi gidai, papildomai, ten, kad kiek reikėjo sumokėti už patį safari. Vaikui buvo 5,50, man atrodo, 5,80, o suaugusiam buvo 7,80. Tai vaikams $200 yra pigiau, bet vis tiek paskaičiavom, kad važiavom į tą patį viešbutį, kur ten su tais gyvūnais prabuvome, dar papildomai vis tiek mokėjome gidams, papildomai buvom ir išėję, kai buvome Rušoj į miestą pavalgyti. Vis tiek viską bendrai suvedus, tos pačius skrydžius pirmyn atgal į Zanzibarą, mums išėjo $3,500. Pati kelionė su bilietais, su visko, tos bilietus iš tikrųjų mes nepigiai nepirkom, nors ir ganėtinai anksti išėjo 1200 kažkur žmogui. 1000 su trupučiu. Nors yra žmonių, kas ir už $600 su trupučiu suskraido. Ir tas pats Andrius Tapinas, kažkas man čia minėjo, kad sako, labai pigiai atskrido, jis buvo čia ir pabuvo Zanzibare. Tai kas ieško, tas randa. Bet atrodo, kartais ir ieškai ir nerandi. Tuo labiau, kad mes labai žiūrim visada, kad nereikėtų oro uostose praleisti ilgiau, taip kaip 4-5 valandų, nes iš tikrųjų tam, kai reikia, jeigu neturi to business luncho kortelės ar kažko, tai iš tikrųjų tas laikas prailgsta tenai. Jau turbūt ir prieš tai matėt, kaip keliavom, kaip eidavom į tos pačius ramybės kambarius, kur žmonės ateina ir melstis, kai kurie mes buvom pripratę ateiti ten tiesiog pailsėti nuo visko. Tai kad to nereikėtų daryti, aišku, visada rekomenduojam, dabar jau tikrai rekomenduojam, kai esam jau pajutę įsigyti business lunch, tie, kas turite, esat savo banko, kas turite verslus ar dar kažką, ir turite bankį, esat geri klientai, tą kortelę galite įsigyti. Nieko nereklamuoju, nieko nesakau, jo priority pasą vadinama. Tai su juo jūs galite ir pats nueiti, ir galite kitą žmogų nusivesti. Tai jie duoda bankai už simbolinį mokestį savo lojaliems klientams. Tai tik neminiu jokio banko kaip pavyzdys, nes manęs niekas neremia, aš tikrai niekam už nieką neturiu atidirbinėti. Tai tas dalykas, kada yra taip, tada tu gali tenais ir 10 ir 12 valandų prabūti, nes tu gali ir dušą nueiti, ir išsimegoti, ir viską. Tai kaip ir sakau, už bilietus mokėjom 1000 ir vidutiniškai vis tiek skaičiavom, kad mums dabar išėjo, jau labai, kaip matėte, taupant, derintis, tarkim, ieškant tų tokių optimaliausių variantų, vis tiek vidurkis gaunasi mums trims apie $150 už parą. Čia jau įskaičiavus viešbutį, kad nusiperki ten gėrimus, kokių ten ir tas lauktuvės ir tas net įskaičiavom, kad taip mums gautų. Tai bendroji sumai suvedus vis tiek išėjo beveik €10,000. Gal net šiek tiek ir didesnė pusė, bet plius minus visa kelionė gavosi tiek. Nes vien bilietai 3, safaris 3,5, tai jau gaunas 6,5. Tai va, už kitus likusius pragyvenome čia. Ir aišku, visi tie, kas sekėt nuo pat pirmos dienos vlogą, tai matėt, kur už kiek ir ką mokėjom. Buvo viešbučių, kurie tikrai nelinkė, buvo net ir 10% daryti nuolaidą, bet kaip ir sakau, čia yra Afrika, čia jūs, juodas, visada bandys apgauti. Čia yra auksinė jo taisyklė, aš nežinau, tokia kaip pas mumis, kaip sakau, krikščionių vaikščiojimas sekmadienį į mokyklą, taip va čia Afrikoje vis tiek jūs bandys apgauti. Aš nežinau, ar jiems taip gaunasi natūraliai tiktais, ar tai jiems yra garbės reikalas. Bet kad ir atrodo šypsosi, žmogus atrodo ne pirmą kartą perki, bet vis tiek, kaip matėt, buvo situacijų, kurio apgaudinėja. Net ir dabar, kaip ką tik kalbėjau, Sonatas, sakė, irgi prieš kelias dienas keitėsi $100, tai pačioje keityklai, kur keitėmės čia Kendvoje visada, ir bandė 5,000 nedadoti, turime šilingų. Tai čia tie yra $2, aišku, bet vis tiek tai buvo daroma ir, kai sakau, tu visada turi skaičiuoti pinigus. Jeigu Balyje tai bando daryti ir brutaliai daryti, kaip pavyzdys, jeigu tu kokią $300 duodi ir tau bando lėliai įkišti $200 atgal pinigais, nedadedant, numetant, ten jau matėt praeitą tą incidentą, kur ir TikToką buvau įkėlęs. Tai čia vis tiek, kad ir smulkiai vis tiek bandys apgauti savo naudai. Tai todėl atsiminkit, kad tas derėjimasis, tas bukas derėjimasis, tas toksai varginantis kartais, kai jūs turite eiti, atrodo, blefuoti kartais, ten apsisukti, ten įsižeisti, vaidinti. Čia yra tai priimta. Tai nebijokit, jūs jo nenuskriausit. Jisai vis tiek turi tą žemiausią kainą, už kiek jis jūs veš, už kiek jis jums kažką parduos. Ir tiesiog, jeigu nenorės, neparduos. Nueisit kitur, nusipirksit kitur. Kartais net atrodo, tu tikrai, kad ir pas masavę moteris pirkom ir apyrankės, ir
Vienoje vietoje tu gali gauti už tą kainą, kitoje neparduoda, kad ir atrodo siūlai kelias, pirkti vienai tokias pat, atrodo, kur ką tik nusipirkai, va panašias, jos neparduoda tai vietoje už pigiau. Ir atrodo, tu nemokėsi, kai tu žinai tą tikrą kainą, kad yra, tarkim, 20 000, o tavęs prašo $30 vos, tai čia gaunasi 3 kartus daugiau. Tai tu bandai dėrėtis, bandai aiškinti, kad tu pirkai už tiek, bet kartais tai nepavyksta, bet kartais ir pavyksta. Tai nežinau, kas stebite, aišku, man yra didžiausias įvertinimas jūsų, tai kad ir paspaudimas laiko po vlogų. Čia yra toksai kaip ir mandagumo žestas iš jūsų, kai ateini, pavalgai pas kažką svečiuose, atsistojęs, pasakai ačiū. Tai žinokit, visi, kas veda vlogus, tai jiems yra labai svarbus įvertinimas po jo vlogų ir jeigu dar paliksite komentare, kad ir paprastą elementarų ačiū, tai patikėkit, tai yra jūsų atlyginimas man. Tai kas, kaip ir minėjau, ne kartą norit prisidėti, dabar jau gali ir per YouTube kanalą tai padaryti, paaukoti kiek norite sumą, čia jūsų valioje, arba tiesiog visada nurodau aprašymuose savo VŠI Vakarų istorijos fondo sąskaitą ir galite tiesiog aukoti tiesiai ją. Gaila, bet į Vakarų istorijos fondo sąskaitą realiai turbūt dar niekas nėra paaukojęs, apart tada, kai darydavo akcijas Ukrainai. Ką, ponios, pasiruošusios? Taip. Hakuna matata. Hapo nimeweka hand brake ndo maana ile. Labai sunkiai jiems sekasi vairuoti, žiūrint į galinę veidrodėlį. Tai jau pastebėjau ne pirmą kartą. Na, aišku, reguliuotojai gerėja. Prašė pareguliuoti ir vos neįkalėmi tas visus akmenis, va čia prie kairė. Baba, sijui umeniwekea vizizi bosi wangu. Asia anafanya mambo yake. Baba, kwa ndo ushasahau au vipi? Everything is okay? Yeah, everything. Nusivedė mūsų vairuotoją policininkai. Čia yra tas pats policininkas, kuris prieš tai nuskausmino mūsų vieną vairuotoją. Aš nežinau, jie stovi čia toje vietoje jau turbūt čia kažkokia kritinė vieta, kur visada stabdo išvažiuojant. Ir aš nežinau, ko jie neturi, ar ką jie nepadaro, bet įėjo dabar į miškelį ką tik, susimokės 10 000 turbūt, kas yra $4, nu ir grįž. Paklausim. Charging? Yeah. How much? 10. 10,000. But how much? But for what? No, the traffic in Tanzania all problem. You want money, bus. No matatizo, money first. Okay. Matatizo, this traffic all matatizo. Okay, but you don't have license or... No, everything good. Yeah. Just, And for nothing? yeah, nothing problem in car. Okay. Just this traffic, you want money, bus. Okay. Matatizo, this traffic. Už nieką. Nu taip būt. Kišininkavimas turbūt taip išeina. Salos sostinė galima ją taip turbūt pavadinti. Vis tiek yra dalykai, prie kurių aš tikrai nepriprasiu Afrikai, tai kaip pavyzdys, su Sonata pasitarėm, sakom, duodam jam kokius 5 000 viršaus, tai, apie $2. Vis tiek mokėjo policijai tą 10, duodu aš jam 30, kiek buvom sutarę dolerių, duodu tas 5 000 arbatos ir jisai man šypsosi ir sako, bet sako, policija tai kainavo 10.
Tai sakau, bet tai ne mano bėdos, kad tu ten mokėjai jai. Vienu žodžiu, atrodo, stengiatės būti geri, žmogiškai elgtis, o pas juos vis tiek yra tas toksai, kad tave nugręžti. Ir tokiu momentu man dažniausiai norisi visada, kad ir tos 5 pasimti atgal. Ne kartą esu kažką panašaus daręs, ypač kai nusipaveiksluojas kokiais masais, duodi ten kokius 5000 ir jau ten aiškino, mūsų buvo daugiau, duok čia vos ne 20. Tai tada pasiemi ir tos pačius. Ne kartą jau tai pasilgiau. Gal ir šį kartą reikėjo, galbūt ilgiau atsiminęs. Bye. Kuna matatizo bro. Bye. Ką dabar reikia truputį paeiti čia dar skersgatviu, nes privažiuoti. Tokia egzotiška vieta dar nebuvom gyvenę. Viešbutis čia nieko ypatingo, tik $30 2 naktis. Bet kas patogu, kad visiškai šalia turgus, šalia ta vieta, kur mes čia valgėm. Stantaune būdami, tai kas man pliusas dabar, ne, kad nėra karšta labai. Palauk, kad čia jisai kažkur turi būti. Čia, kaip sakė, reikia belsti. Ir žinok dabar, kad gudrus, kad čia kažkoks viešbučio įėjimas. Vos dėl papratas euras duris. Dabar mūsų tikslas yra apsižiūrėti ir nusipirkti lauktuvių. Žadam parsivežti vaisių įvairių. Bananą, kavos rekomenduoju paimti, baobabo, vaisių, saldainių. Tokių dalykų tikrai galite čia paieškoti, tokios bus išskirtinesnės prekės. Lyčiai va dabar pasižiūrėjom, čia labai pigus, didžiausia, gražiausia kekė. Praktiškai už tokią kekę 20 000 mokėdavome bet kur kitur, o čia dabar paprašė 5000 šilingų, tai yra $2. Tai tokių dalykų galima imti, nes lyčiai yra ganėtinai kietam apvalkale, tai jos, aš manau, galima bus saugiai transportuoti, tik tai reikės nuskabyti nuo tų šakelių. Dar nori Sonata kažkodėl mangų. Aš manau, kad reikėtų kažkokių gal vaisių iš kas turi kietesnį apvalkalą, kad ir tų pačių pasiflorų, jeigu gausim geresnių, aišku, vis tiek jie susispaudžia, bet nusprendėm, kad vešimės rankiniam bagaže. Tai einam paieškosim. Telefono alėja. iPhone'ą ir Samsungą Ultra 24. Jau čia kvapelis prasideda, nes va, matau, žuvies turgus. O čia įdomiai, su kamerėlė. Ir aš ir jis. Paradyk iš arčiau tos baobabo vaisius. Žiūrėk, čia jie be nieko yra, originalus. O tie su skoniu, o tai su raudonu, kur pirkom maišelės irgi. Kokią kainą čia jau dabar? And this? Jis... 3? Ne, šiaip 2000 turėtų kainuoti. Nu jo, čia dar mes nesidarėjom. Nu, dar nesidarėjom iš. Norėjo parodyti 3, tai 2, bet parodė 3 kažkodėl. Žiūrėk, ir mangų yra. Va, žiūrėk, šitų yra. Jo, kaip tas dygliuotai ananą. Tai va tokių va norėjome parvežti. Šitos va rekomenduoju. Tik tai simkit kietesnį, labai skanus juos. Ir pasiflorų yra. Matau, kad bus ką pirkti. Bus pilnas tašės. Šitoj turgaus daly man patinka kvapai, kur yra prieskoniai, tai sunku perduoti tą tokį malonų cinamono ir įvairių kitokių stiprių prieskonių kvapų, tai
Bet vienas nemaloniausių dalykų, kada eini pro mėsos turgų arba pro žuvies ypatingai. Nu, ten jau kvapus sunku perduoti. Įdomu, ar ateis kažkada tai toks laikas, kada galės būti ne tik vaizdas perdodamas, bet ir kvapų. Nu, tai patikėkit, iš Afrikos jau gausite gerą kokteilį. Nusipirkom tašę, tik tais vaisiams, nes bagaže turim labai daug vietos, tik vieną tašę kol kas turėjom. Tai paėmėm tam, kad galėtumėm sudėti lauktuvės. Kaina susidarėjom už $30. Renkiesi kovo 8 puokštę. O čia tai džiaugsmas. Paprašė 50 000 šilingų, kas yra $20 už tokią didžiausią puokštę, tai sutarėm dabar už 35 000, kas yra $14. Ir vis tiek pakėlėm 5 000 per kainą. Kaip sulaka. Reiškia $16 sumokėm. Bet labai gerai kaina. Nes už tokią puokštę prieš tai buvo 100 000 pakeliui. Jau čia jau ištiesiai iš tų tas vaisius pardavinėja prie to parko nacionalinio. Tai atsimenu tikrai, kad per 100 ar 120 000 paprašė už tokią puokštę. Ką perki dabar? Egg-fruit, aš net nežinau lietuviškai, kaip jie vadina. Kaip Krakmolas viduj. Šitą aš norėsiu dabar valgyti. Bet čia gerai tokia... Ne, nu tai vieną, jeigu suvalgysi, tai čia vienas. Minkštas, o kiti neminkštas. Mwambie mzungu akaudhuri, sasa tunaangalia. Patata huko. No, this turns out. Ar dar turim vietos čia senatą? Dar mango. Dar mango ir dar lyčių senatą. Prisipirkom tiek, kad nebesutalpinom dabar. Nu, lyčius tai nusipjaustysim. Tai įsidėk, paskiau vis tiek bus blogiau. Nebus. Bandom su vėjūne tokį nešimo būdą. Bet vienintelė, ko norim, kad neįsiskleistų ratai. Nes tada reikės labai čia tempti. Iš tikrųjų, kokie čia 30 kg mažiausiai, bet viskas taip supakuota nekaip. Neina patempti su tais ratukais. Nu, bus ką veikti čia perpakuoti dabar. Tai ačiū visiems, kurie stebėjote, kurie dalinatės, kurie komentuojate video. Ačiū, kurie palaikote ypatingai. Mačiau, yra ir tokių, kurie YouTube aukojate. Ir tai yra svarbu, aš pasakysiu atvirai, ir turbūt kiekvienas tai suprantat, aš suprantu, kad labai fainai yra turinį žiūrėti nemokamai, bet visada supraskit, kad kažkam tas turinys, jisai tikrai kainuoja. Mano atveju aš pats nemontuoju, moku tikrai nemažus pinigus už montavimą Giedriui, nes jisai leidžia savo laiką, to, ko aš tikrai nemoku ir nepadaryčiau, ir stengiuosi, kad ne taip būtų, kad paprastas mėgėjas, stengiuosi, kad viskas būtų ko geriau pateikta. Kad ir tas pats vlogas, jisai vis tiek, nu kaip ir Giedrius sako, aš negaliu dėti koją atgal, jeigu aš esu išmokęs montuoti taip. Man sako, labai sunku, sako, nes mes nuo balio buvom nusprendę, net ne nuo balio, nuo kažkurios tai, nuo kažkurio filmo, kad sakom viskas, einame į vlogo tipą, bus daugiau kalbėjimo, daugiau pasakojimo, nebus gal tokios montavimo kokybės ypatingos, bet Giedrius sako, man sunku tai labai padaryti. Tai
vis tiek jisai, žinau, kad stengiasi žmogus maksimum, visada labai daug pastangų deda, šiam be galo dėkingas, kai sakau, man kiekvienas jam sumokėtas euras tikrai atsiperka, tai ir negaila. Tai ačiū visiems, kurie tą suprantat ir patys paaukojat, įdedat vieną kitą kapikėlę, aš sakau, nes visą gyvenimą ir visada tai daryti tik iš intereso sportinio, tai yra labai sunku. Nors tai yra mano hobis, filmavimas, pasakojimas apie keliones, parodimas, atvažiavimas į šalis, į kurias daugelis net nedrįsta važiuoti, tie, kas mane stebit, iš senai matėt vlogus mano, bet supraskit, visą tai kainuoja. Ir dėl to ir nebūna filmų ar vlogų laikų, nes situacija paprasta. Tiesiog man tai kainuoja, žmonių nespaudžiu, kad gauti geriausią kainą. Turiu omeny, kad jeigu aš ten nusisamdysiu savo montuotoją, aš jam turėsiu pastoviai duoti daug turinio ir daug darbo, kad man apsimokėtų mokėti po kelius tūkstančius eurų į mėnesį. Tai aš jau taikausi prie to, prie jo laisvo laiko ir jisai tikrai jau turi ir jo man skyręs ir aš be galo esu kaip aš sakau, aš be galo džiaugiuosi, kad tokį žmogų turiu. Tai Giedriau, jeigu tu girdi, respekt tau, ačiū. Visada tave tik geruoju prisimenu, nes tu esi tas nematomas žmogus, kuris padarai labai daug darbo už kadro, būdamas kitoj pusėje. Tai va, tai dar kartą ačiū visiems sekėjams ir viso geriausio.